Išmokau skaityti, rašyti, sužinojau apie gamtą. O darželį išmokau spalvinti gražiai ir daryti visokius modeliukus. Aš veterinarė. Noriu gydyti gyvūnėlius. Nes reikia gydyti labai gerai, kad nesusirgtų dar labiau. Man patinka suptis į supynę, žaisti su Astijum ir Jokūbu. Aš išmokau, kad reikia žaisdamas nesimušti, nesipykti, su visais gražiai elgtis. Mano tėtis ir mama sakė, kad labai gražiai padarėjai. Sakė, gražu, iš kur taip išmokai. Ir man šiaip kiekvieną dieną, kaip atsikeliu, aš visada skubu į mokyklą, nes man labai ten patinka. Nes skaičiuoti yra tiesiog labai smagu. Aš dar apie mokytojus norėčiau pradėti. Dėl to, kad dėl mūsų stengiasi ir ištaiso čia kokius 56 sąsiuvinius į vakarą. Tai mes kaip ir mokinių taryboje darom idėjas, kurios galėtų padėti mokyklai ją padaryti dar geresnę ir jas įgyvendinam, tam paskirstom tam dienas ar ten savaitės, viską įrengiam šachmatus mūsų kieme. Norėjau įkurti radijo stotį ir kad būtų greičiau galima ir radijo pranešti. Ir po atostogų jau yra jis padarytas. Smagu, jeigu tu gražiai elgiesi su tom planšetėm, viską tau būna smagu ir linksma, kai tu įsijungi ir kažką darai. Paprastai sąsiuvinį nepasirašys tos pačios žinios, reikės dar žinoti, reikia knygomis ieškoti ir internete. Labai yra smagu su mašinom dirbti. Labai įdomu važinėti, varžybose dalyvauti. Vadovas mus išmokina konstruoti mašinas, dirbti su staklėm. Čia vis tiek ne kompiuterinis ten vaizdas, o tikra. Nes čia vienintelė vieta, kur gali kažką daryti. Patinka, nes įdomesnės pamokos, ne tik, kad teoriją mokytas aiškina, bet darom ir praktinius darbus, ir skaidres darom, ir pristatymus. Ketvirtokams ir trečiokams yra vietoj kūno kultūros baseinas. Tai man labiausiai patinka ten. Mokykloje turim didelės tradicijas organizuojant visokius renginius. Tai kaip šeimų diena, susirenka visi tėveliai, pasižiūri mūsų paruoštą programą, kurią ruošia ne tik vyresni mokiniai, tačiau ir iš pradinės mokyklos ateina su savo šokiais, dainelėmis, eilėraščiais paruoštais. Galiu drąsiai teikti, kad visiškai nėra jokių patyčių. Mokiniai gali drąsiai su visais sveikintis ir nebijoti, kad kažkas pasakys blogą žodį ar pažiūrės kažkaip keistai. Dalyvavimas mokinių taryboje gali būti pirmas žingsnis link politikos karjeros. Dalyvaujame įvairiose sambūriuose, minime Maironio dieną ir tai man yra svarbu kaip lietuviai. Mokyklos istorija ugdo mane prisidėti prie Lietuvos istorijos. Čia mokykloje labai patinka, nes čia yra šilti mokytojai, su kuriais galima tikrai normaliai kalbėti ir tikrai nebus taip, kad ten kažkas ant tavęs reikia ar tam kažką reguliuoja ir per daug apkrauna darbą, jeigu tu negali jo padaryti. Tokia daug galimybių mokytis tam tikrą kalbą, pavyzdžiui, mano atveju vokiečių kalbą, nes aš laikysiu už praktiplomo antrą egzaminą, kuris man padės įstoti bet kurį Vokietijos universitetą daug lengviau. Visų pirma, tai mokykla suteikia galimybę atrasti save per darbus, o po to juos kažkur tai visos mokyklos vardu netgi atstovauti ir važiuoti kažkur parduoti ir pamatyti kitaip viską. Ir komercinę pusę, ir meninę pusę. Ekonomikos mokytoja mums pasiūlė mokinių mokomojo bendrovę įsteigti. Mes tuo pačiu ir verslumo projektas buvo ir meninis projektas, toksai vienas, viskas viename. Nes man labai patinka patys mokytojai. Aš čia ne tik mokausi, bet ir praktiškai gyvenu. Aš čia būnu per atostogas, per savaitgalius, nes ir mokytojai niekada nepasako ne. Jeigu norim kurti, jeigu norim daryti, visą laiką duoda kabinetus, visą laiką duoda medžiagas. Tai vienintelė vieta Kaune, kuriame galima išmokti tokių dalykų kaip fotografijos, filmavimo, montavimo meno, taip pat vaidybos ir kaip būti geru žurnalistu.
Meniniai fotografijai aš atradau save, įgijau praktinių įgūdžių bei teorinių žinių, kurios man tikrai padės ateityje ir dabar jau galiu teikti, kad man jos yra naudingos. Mokykla nėra pasiruošimas gyvenimui, tai ir yra gyvenimas. Tiesiog reikia, kad mokykloje būtų ne vien tik mokslai, reikia, kad žmonės čia atsiskleistų kaip asmenybės.